Labą dieną visiems, su kuriuo galbūt šiandien nepasisveikinau, tai tikrai sveikinuos dabar. Tikrai gausiai susirinkot, labai smagu, kad neaplenkėt mūsų, kad atvažiuojat pasiklausyti, ką esame jums paruošę ir su kokiam naujienom norim pasidalinti. Tai papildydamas kolegos Jaceko pradėtą prezentaciją apie Revidą, norėčiau papildyti keletais aspektų, kuo tas produktas yra ypatingas. Ir norėčiau pradėti nuo to, kad turbūt jūs patys irgi savo įsikėlė tokią kaip ir mintį arba dvejonę, tas revizolas. Gerai, čia kalbėjau apie javus, dabar kalbam apie rapsus. O kodėl rapsuose mums taip yra svarbu tas revizol, sakykime, veiklios medžiagos atsiradimas? O jis yra svarbus, nes BASFas ne naujokas yra rinkoje ir daugiau nei 20 metų kuria produktus, žiūri rinką, stebi orų pokyčius ir kitus dalykus, dėl ko svarbu priimti tam tikrus sprendimus, kad tas žemės ūkis išliktų rentabilus, stabilus ir kad efektyvumas produktų išliktų kuo stabilesnis. Ir to pagalba iš tikrųjų, iš kur ta informacija ateina, o ateina iš mūsų agronomų, konsultantų, BASFo darbuotojų, kurie dirba visoje Europoje ir suneša tas visas žinias, tą visą patirtį, kada kartu su jumis laukuose jie tiesiog vaikšto, rekomenduoja, jūs konsultuoja ir mato realią situaciją. Todėl tikrai nesame iš kažkur, esame ant žemės kartu su jumis ir priimam tinkamus sprendimus, tinkamus šiai dienai. Taip pat planuojam į ateitį 10 metų, 15, kas prognozuojam, kas bus ir bandom užbėgti įvykiam už akių. Tai revizolo atsiradimas iš tikrųjų tai dar vienas įrodymas, kad mes reaguojam, mes priimam tinkamus sprendimus. Ir dėl ko? Dėl to, kad ūkininkai susiduria su daugybė iššūkių, o tų iššūkių begalė, kaip matote, tos nepastovios sąlygos, kaip ir balsas gražus prieš Jaceko prezentaciją kalbėjo, tai tikras iš tikrųjų jūsų balsas, su kuriom priežastim jūs susidurėm, su jūsų problemos, kurios iškyla, tai nepastovios oro sąlygos dėl klimato kaitos, kurios mes iš tikrųjų sunkiai galim įtakoti. Aišku, kiekvienas kažkiek prisidėdamas galim, bet iš esmės tikrai tas pokytis vyksta mums tikrai kažko neprisidedant arba kažkiek prisidedant, bet galim tai sušvelninti. Sklerotinis puvinys, kaip ir kolega kalbėjo apie šią liga, jinai yra pagrindinė, pati žalingiausia liga rapsų laukuose, bet sklerotinis puvinys tai ne vienintelė liga, kuri šiandien dienai kamuoja rapsų laukus ir ūkininkų, sakykime, patirtys rodo, kad verticiliozė, šaknų gumbas, kitos ligos, kurios tikrai ateina į laukus, kurios daro vis didesnę žalą su kiekvienais metais dėl intensyvėjančios rapsų auginimo technologijos. Taip pat teisės aktai. Šiandien dienai tikrai turim begalę apribojimų, jų vis tik daugėja, atstumai iki griovių ir visa kita. Tikrai BASFas tai mato ir kaip matome, metras iki griovio ir kiti dalykai, daug stabilesnė veikli medžiaga, draugiškesnė aplinkai. Tai rodo, kad mes esame išgirsti ir produktai yra kuriami vis tvaresni. Ūkio darbų organizavimas. Tikrai pasižiūrėjus į kiekvieno ūkį, turime skirtingas technikas, turim skirtingus pajėgumus ir produktas sukurtas tam, kad būtų lankstus kiekvienam pagal jo galimybės, pagal jo techniką ir apie tai paliesiu vėliau. Ir augalų apsaugos produktų pasirinkimas. Tikrai daug kalbėta šiandieną ir aš norėčiau dar truputėlį paliesti iš rapsų pusės, nes su veikliom medžiagom tikrai turime didelės bėdas šiandien, turėsime ir ateityje. Jų tikrai nedaugės, jų tik mažės ir galima labai lengvai paskaičiuoti. Rapsų fungicidų segmente yra dalyvaujančios 10 veikliųjų medžiagų, kurios apima visus Lietuvoje registruotus produktus. Šiais metais neteksime vienos labai svarbios veiklios, tai dimoksistrobino, kuris privers iškeliauti Cantus Goldą, šiais metais tai paskutinė galimybė panaudoti šį produktą ir per artimiausius 2 metus taip pat neteksime dar 2, pagal prognozes aišku, bet prognozija tokia, kad neteksim papildomai dar 2 veiklių medžiagų, kurias naudojate šiai dienai rapsuose, faktas tas palies ir javų apsaugą.
Tai tikrai nieko nedaugėja, tik mažėja ir tokių veiklių medžiagų atsiradimas tai yra tikrai didelis džiaugsmas ir reikia didžiuotis, skelbti tą žinią ir naudotis tą galimybę, o jų praradimas tikrai didelis nusivylimas, tikras skausmas tikrai visai bendruomenė, aš manau. Ir turėti tą efektyvų, sakykime, veikimą prieš ligas. Taigi, truputėlį perbėgant apie pagrindinius Revido privalumus, kaip Revidas galėtų jum padėti tvarkytis ūkio sąlygomis, tai nepriklausomybė nuo oro sąlygų, kaip ir minėjau, turime tikrai gražius skaičius, tikrai matome pagerinimą formulacijos, tikrai matome tą pažangą nuo buvusių produktų rinkoje esančių ir, kaip matote, dirbtinis, sakykime, 16-20 mm kritulių kiekis bandymų metu iškritęs kaip ir sukurtos natūralios sąlygos, būtent kaip ir lauko, sakykime, sąlygom per 1 valandą išmestas tas kritulių kiekis mūsų Vokietijoje Limburgerhofe laboratorijos sąlygomis ir lauko sąlygomis rodo, kad turime tikrai gerą efektyvumą lyginant su konkurentiniu produktu, kurio efektyvumas tikrai krito drastiškai, vos ne dvigubai, o kur nelietinta variantas, kaip matome, tikrai tie produktai veikia panašiai, nors ir tomis idealiomis sąlygomis be lietaus, leidus išdžiūti produktui normaliai ant lapo paviršiaus, vis tiek efektyvumas Revido prieš sklerotinį puvinį tikrai yra ženkliai geresnis, ką patvirtina ir girdėti mokslininkų atsiliepimai iš Lietuvos. Tai vaizdas, toks, sakykime, iš šono, kaip tie laukeliai atrodo vertinant ligas. Revidas, aišku, yra žalesnis, tikrai sklerotinio puvinio yra išplitimas mažesnis. Tas pats yra ir su alternarioze, arba kitaip mes vadinam juodąją dėmėtligę. Taip pat efektyvumas, kaip matome, nelietinus idealiom sąlygom, praktiškai viskas tas pats, veikia puikiai abudu produktai, bet perkeliam produktą į ekstremalias sąlygas, palietinam, duodam papildomą, sakykime, krūvį produktui ir matome, kad efektyvumai ženkliai skiriasi. Tai kaip ir Jacekas minėjo, kad tikrai turime pagerintą formulaciją, geresnį įsiskverbimą į vaškinį sluoksnį ir produktas veikia stabiliau ir yra lankstesnis dėl nepalankių, sakykime, sąlygų. O mes tikrai dažnai turim tokias situacijas. Nupurškėm, skambina ūkininkai, klausia, ar tai Tomai čia suveiks, nesuveiks, nulijo po pusės valandos, po valandos, tai kaip matome, tikrai padės jūsų ūkio darbuose. Kodėl Revidas padidina jūsų ūkio pelningumą, ūkio darbų organizavimą? Kaip ir minėjau, technikos parkas tikrai pas kiekvieną ūkininką yra skirtingas. Ir kalbant apie patį sklerotinį puvinį, atlikti purškimą reikėtų, sakykime, žydėjimo viduryje, kaip ir mes esame įpratę, būtų idealiausias tas 10 dienų tarpas, kada mes įprastai rekomenduojam atlikti tą darbą, bet jeigu technikos galimybės yra ribotos, tikrai visą laiką ūkiai turintys žemesnius purkštuvus, prikabinamus purkštuvus, neturintys savaeigių, nori visą laiką pradėti darbus anksčiau. Ir kaip matome, kad ne tik palengvina ši plati registracija pačio produkto nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos, palengvina darbų organizavimą, kad jūs galite išvažiuoti anksčiau, atlikti purškimą anksčiau, taip mažiau pažeisite augalus, pažeidimo vietose neįsivystys ligos pradai ir, sakykime, turėsite gerą apsaugą. Faktas, šitam purškimui turi būti ir atitinkama norma. Mano nuomonė, tai turėtų būti viena ta didžiausių litras norma, nes mes tada boskalido veiklios medžiagos, kuri atsakinga tik už apsauginį veikimą, turėtumėm daugiau, kad tas veikimas būtų kuo ilgesnis ir efektyvesnis. Jeigu mes kalbame apie žydėjimo vidurį, pasirinkimas normos, kaip ir agronomas Viktoras taip pat minėjo, jeigu turite tinkamą techniką, galite rinktis ir mažesnę normą, jeigu turite labai palankias sąlygas lygom plisti, renkatės didesnę normą, bet čia jau turime, sakykime, lankstumą, bet jau einant į žydėjimo vidurį, mes ne tik turim turėti apsauginę veiklę medžiagą, bet ir turime turėti gydomąją medžiagą, nes pats sukėlėjas jau yra lape, jeigu dar ir lietaus turėjome žydėjimo pradžioj, jau reikia gydomojo veikimo. Dėl to revizolas būtent reikalingas dėl to prisidėjimo gydomojo veikimo ir, aišku, atsparumo vystymosi sumažinimo. Jeigu mes išpurškime anksti, kaip ir minėjau pradžioje, tai
faktas logiškai pagalvojus, kad mes turime turėti ir ilgą efektyvumo laikotarpį, teisingai. Tai jeigu mes tikimės, kad po 3-4 savaičių tas produktas vis dar žydėjimo pabaigoje bus veiksmingas, mums turi produktas ir veikti, teisingai. Tai Revizol padaryti laboratoriniai tyrimai rodo, kad tiek juodąją dėmėtligei, tiek sklerotiniui puviniui nuo konkurentinio produkto triazolo veiklios medžiagos turi ženkliai geresnį efektyvumą su mažesniais produkto sandėliais ir produkto kiekiai mažesni tikrai veikia ženkliai geriau negu kitos triazolų veiklios medžiagos. Tai reiškia, išpurkštas anksti produktas turi taip pat gerą efektyvumą ir vėliau esančią infekciją. Kalbant apie derlius ir apie rezultatus, kokie gauti iš Europos ir mūsų vietos sąlygomis, norėčiau pasidalinti, kaip jis apsaugoja jūsų derlių, nes kaip ir minėjau video, kad produktas, fungicidas kaip revydas, jisai apsaugoja jūsų derlių, jisai ne mikrotrašos, ne makrotrašos, jis nedidina derlius. Jis apsaugoja tą derlių, kurį jūs esate suformavę kitais dalykais, trašomis, dirvožemio paruošimui, dirvos derlingumui ir visa kita, o revydo darbas apsaugoti jūsų suformuotą derlių ir derliaus potencialą. Paskutinių 5 metų bandymai Europoje, o jų buvo 324, būtent su revydu, rodo, kad beveik 200 bandymų buvo sklerotinis puvinys ir buvo tikrai gauti geri reikšmingi rezultatų skirtumai, kada buvo pamatytas geras efektyvumas. O tie rezultatai yra prieš jūsų akis, kur buvo nepurkšti variantai, matome nuo 19 iki 23, kiekvieni metai faktas yra skirtingi. Vienais metais derlingumas bus didesnis, nes galbūt sąlygos bus geresnės, kitais metais bus mažesnės, nes sąlygos bus prastesnės. Bet revydo išpurškimas kiekvienais metais, matote, skirtingas bandymų skaičius buvo atliktas kiekvienais metais, vis tiek davė tendencingai teigiamą derliaus padidėjimą, tai ne mažiau 400 kg derliaus priedas buvo gautas, o kaip 20 arba 21 metais buvo palankesnės sąlygos lygoms, davė dar didesnį derliaus priedą, nes logiška, jeigu lygų turime daugiau, tai produktų atsiperkamumas bus žymiai didesnis negu prie mažesnių, aišku, lygų sąlygų. Kalbant apie Lenkiją, ačiū labai Jacekui už pasidalintus rezultatus, 23 praeitų metų rezultatai, 2 stočių vidurkis, lyginant su rinkoje esančiais produktais, matome tikrai skirtingą prisidėjimą prie derliaus išsaugojimo ir revydas buvo pats iš tikrųjų geriausias arba vienas geriausių tame bandyme, kur buvo naudoti tikrai pakankamai žinomi prekiai ženklai, tik jie čia yra išversti į veikliąsias medžiagas, taip pat kitų produktų mišiniai. Tai matome, kad derlingumas buvo geresnis ir paskaičiavus prie 400 eurų tonai, tokiu pesimistiniu, bet daugiau realiu šiai dienai galbūt kainos lygių, vis tik turime 240 eurų derliaus arba papildomas pajamas nuo nepurkštų arba derliaus priedą. Kalbant apie Lietuvą, vėlgi Rūmokų bandymų stotyje Vilkaviškio rajone, jau ne pirmi metai ten atliekame ne tik veislių tyrimus, mūsų prekių ženklo atstovaujamo, taip pat ir fungicidinius rapsuose bandymus. Ir praeiti metai tikrai Suvalkijai, kad ir kaip būtų galbūt keista, buvo pakankamai palankios sąlygos plisti, nes tikrai apskaitose mes matome apie 45% ligos išplitimą ir revydo panaudoto tame bandyme sumažėjimas yra iki 7,5. Tai tikrai labai geras rezultatas. Ir pasižiūrėjus, kaip tas atrodo finansiškai, taip pat duotas apie 800 kg derliaus priedas. Faktas, kad konkurentai taip pat yra aplink mus. Tikrai turime neblogų konkurentų, galbūt ne lygiaverčių, bet tikrai arti to. Ir tikrai turime, bet vis tiek turime labai aukštą ir gerą derliaus saugojimą. Apie veislių bandymus, nes kodėl noriu apie tai paminėti, nes taip pat mes ir ant veislių savo darome, mūsų atstovavimų veislių darome fungicidinius bandymus nuo 2018 metų.
O tie bandymai atrodo kaip šitame jūsų ekrane. Matomėm, kaip veislių bandymai atrodo iš drono skrydžio. Darome 3 pakartojimais, kitais variantais 4 pakartojimais. Ir ne tik vertinamas sklerotinio puvinio išplitimas, bet ir kitų lygų. Tai šiuo atveju sklerotinio puvinio išplitimas 3 metus iš eilės. Buvo darytos apskaitos, skirtingos veislės dalyvavo, skirtingas jų skaičius kiekvienais metais. Ir matome, kad revido sumažinimas sklerotinio puvinio tikrai yra stiprus, kad revidas veikia tikrai gerai, ne tik užsienyje, ne tik Europoje, bet ir Lietuvos sąlygom tikrai tas veikimas yra labai geras. Iki 0 sumažinti ligos, galima sakyti, tikrai neįmanoma, bet pasiekti tokį rezultatą su revidu tikrai galima ir to tikrai pakanka. Nes ne vienas produktas 100% tikrai niekada neveiks. Kalbant apie kitas ligas, ir čia iš tikrųjų turėtų ne vienas suklusti, kaip čia taip gali būti, taip pat vertinant tuos pasėlius buvo vertinamos ir kitos ligos, kaip verticiliozė ir kaip produkto panaudojimas įtakoja 1000 sėklų masę, kitaip sakant, kiek jūsų grūdai sveria. Tai variantas tais pačiais metais, 3 metų vidutiniai, sakykime, skaičiai po apskaitų rodo, kad revidas tikrai turi teigiamą poveikį, arba kitaip sakant, revizolo veikli medžiaga turi teigiamą poveikį, mažinant verticiliozę. Taip, tai nėra tiesioginis veikimas, tai toks, sakykime, kaip šalutinis efektas, kada augalas yra stipresnis ir, sakykime, ilgiau išlieka žalesnis ir gali sukaupti didesnį aliejaus kiekį ir užauginti didesnius grūdus. Kaip ir matome dešinėje pusėje, purkšti ir nepurkšti variantai tikrai skiriasi ir grūdai yra žymiai stambesni. O kad tą patvirtinti, pasinaudosiu galimybę, nes vis tiek šiandien yra tarptautinė konferencija, tai pasinaudosiu kitų šalių produktų etikečių įrašais, nes netoli mūsų esančių Latvijoje taip pat tas produktas Revionai yra kaip ir Lietuvoje registruotas, bet jie turi platesnę registraciją arba platesnį ligų spektrą etiketėje. Tai kaip matote, verticiliozės įrašas taip pat yra. Tikiuosi, kad ateityje mūsų etiketėje Lietuvoje taip pat tas atsiras, bet tam reikia papildomų tyrimų dar mūsų registratoriams ir tikrai tikiuosi, kad tas pavyks ir Lietuvoje, bet remiantis kitų šalių patirtimi, matome, kad tą verticiliozės efektyvumą tikrai turime. Tas pats Čekija, Belantį, ten yra tas pats Revizolo 75 gramai litre produktas, tik tai kitų pavadinimų, taip pat turi verticiliozės įrašą. Tai tikrai tai nėra iš piršto laužtas dalykas ir tai pirmas produktas arba pirma veiklioji medžiaga, arba, sakykime, produktai registruoti tą veikliąją medžiagą Revizol turi verticiliozės įrašą. Nei vienas iki tol produktas Europoje neturėjo tokio įrašo. Tai nereiškia, kad mes panaudoję fungicidus apsaugosim nuo verticiliozės. Ne, mes vis tiek turime žiūrėti į tai rimtai, kad turėtumėm pasirinkti įsivesti teisingą sėjomainą, pasirinkti atsparesnės šiai ligai veisles arba tolerantiškesnės tiksliau, nes atsparumo tam nėra, ir naudoti pilną augalų apsaugos sistemą arba technologiją, taip pat pridedant tam tikrų, sakykime, pamaitinimų ir visą kitą, kad augalas kuo ilgiau išliktų žalias, kad kuo ilgiau jisai galėtų kaupti grūdą ir nepabaigtų savo vegetacijos anksčiau 2-3 savaitėm negu įprastai, nes verticiliozė greičiausiai ir dažniausiai pasimato tik tais likus 2-3 savaitėm iki derliaus nuėmimo, kada augalai tiesiog nudžiūsta anksčiau, negu turėtų įprastai taip nudžiūti. Ir apibendrinant, kurias ligas revidas veikia arba turi įtaką jų sumažėjimui, tai sklerotinis puvinys, juodoji dėmėtligė ir midligė, tai tikrai puikus produktas tvarkyti su šiom ligom. Midligė, be to, jeigu neskaitote etikečių taip detaliai kaip aš, tai midligė tai vienintelis produktas, kuris registraciją turi taip vėlai ir prieš midligę, tai tik vienintelis revidas. Ir verticiliozė su žvaigždutė dėl to, kad tai mūsų pastebėjimas Lietuvos sąlygomis ir toliau darysim tuos bandymus, stebėsim,
kad tą verticiliozės sukėlėją kažkiek galima sumažinti, aišku, ne 100%, bet iki 10% pasiekti papildomai, manau, tikrai, kodėl to neturėti, jeigu galim turėti. Tai iš mano pusės tiek, apibendrinant patį pristatymą ir lauksiu iš jūsų klausimų ir kartu su Jaceku bandysim juos atsakyti. Dėkojam Tomui, su Jaceku grįžtame ir prašome, Tomai, kartu pamoderuokime. Jeigu turite klausimų, būtinai dar siūskite, mes gauname tiesiogiai. Trumpąją SMS žinutę siūskite 1649. Taip, pradėkime, Tomai, nuo apačios. Skirtumas tarp Revido ir Cantus Gold. Skirtumas yra tikrai pakankamai didelis, nes viena veiklioji medžiaga jungia juos abu. Visų pirma, tų boskalido veiklios medžiagos koncentracija visiškai skirtinga yra. Ir antrųjų veiklių medžiagų taip pat pavadinimai, turbūt patys, jeigu kuris klausėt, žinote, kad vienam yra dimoksistrobinas, kitam revizolas. Ir jie iš esmės yra labai skirtingi. Taip veikia prieš tas pačias ligas, bet iš esmės tai yra tikrai pakankamai skirtingi produktai. Ir tuo labiau, kad Cantus Goldui tai yra paskutiniai gaila metai. Ir tiesiog padėkokim jam ir pabaikim šiuos metus. Taip, kitas klausimas. Koks leidžiamas atstumas iki melioracijos griovių naudojant Revidą? Taip, ačiū už klausimą. Revidas taip pat, kaip ir kolegos Paulius su Saulium kalbėjo, visi Lietuvoje registruoti Revizol produktai, ne tik javuose, bet ir šiuo atveju Revidas rapsuose turi 1 metro iki griovio. Tai reiškia net mažiau, negu jum reikėtų to atstumo laikytis, nes 3 metrai taip reikia apsėti, daugiametės augalais. Ir 1 metras tai tikrai labai mažas atstumas. Mažiausias rinkoje, galiu pasakyti. Taip, judam toliau. Kiek Revidas efektyvus prieš verticiliozę ir kuri veiklioji medžiaga duoda efektyvumą? Aš jau kaip ir viską papasakojau, tai verticiliozė faktas, kad mūsų pastebėjimų ir mūsų nuomonė ir pagal registruotus, kaip ir matėte, produktus ir jų etiketės Europoje, revizolas, tai manau ta veiklioji medžiaga, kuri daugiausiai prisideda. Faktas, kad boskalidas taip pat kažkiek tais turi efektyvumą ir ta sinergija pasirodo produkte. Taigi, kokios rekomendacijos iš jūsų pusės, gal Lenkų patirties ir praktikos purkšti fungicidą rapsams dar nepradėjus žydėti? Ir yra efektyvu apsaugai prieš sklerotinį pūvinį, taip? Dar nepradėjus žydėti. Taip pats purškimo laikotarpis, faktas, kad kuo daugiau mes žiedlapių padengsime, bus tik tais, sakykime, efektyvesnis, bet tyrimų rezultatais remiantis žydėjimo pradžioje, žydėjimo viduryje, purškiant, efektyvumui įtakos neturėjo, ką BASFas kaip kompanija daug metų darydami bandymus pastebėjo ir dėl to mes galime sau leisti teikti rekomendaciją purkšti ir anksčiau, ne tik žydėjimo vidury. So, easy job for you, Jacek, right? Okay. Ar galimas purškimas Revido prieš žydėjimą purškiant dieną? Ne, Revidas turi tą patį apribojimą, kaip ir visi produktai, turi būti purškimas tuo metu, kada turi būti purškimas prisidavus prie 2 dienas iki purškimo sistemoje ir nuo 9 valandos vakaro tik tai. To get the best result, how you can use effectively this product? What your... You mean Revidas? Yeah, of course. So, it's very, very simple because I personally think you should rather go for the full dose rate, 1 liter, and you should apply in the stage when the first petal start to fall down. So that is probably the best what you can achieve from this product. Gerai, judame toliau. Tomai, šis ilgas klausimas apie panaudojimą revizolio. Taip, rapsuose, jeigu sėsime po apačią kviečius, ar nepradės vystytis ligų atsparumas, jei kasmet naudosime šią veiklę medžiagą tame pačiame lauke? Šiaip labai geras klausimas, verta susimastyti, bet vadovaujantis kitų kolegų patirtimi,
Ir kaip ir Saulis minėjo, mes turime registruotus produktus, vadovaujamės jų etiketėmis ir nenaudojame mes jo solo, tai reiškia vieno žydėjimo metu ir mes visą laiką naudojame, nes ir BASFas tik tais rekomenduoja naudoti kelių veiklių medžiagų pagamintus, suformuliuotus produktus, tai tikrai jie neveikia, sakykime, iš vienos pusės veikia iš kelių patį sukėlėją, tai turėtų to problemos nebūti. Visą laiką laikomės etikečių ir nemanau, ar čia kažkokia problema gali būti. Su kuo mes čia lyginame dabar Revidą? Su Boska naujoju? Ar lyginote su naujoju? Taip. Yeah. Translate, please. Yeah. Did you compare Revidas with the generic Boskalit Boska? I know that the product is called Boska in your country. In my country it's called Royalty. So we have the product, we had already for 2 years. We did a lot of trials and we made 2 types of trials. First of all, we compared the straight Boska with the straight Cantus, and clearly, even applying solo products, the results were in favor of Cantus, definitely. But distributors, producers, they recommend mostly with a partner, and there are 2 partners which are commonly used. One is azoxystrobin, and azoxystrobin is not really that powerful, so the efficacy is not there. The second product, which is very often used, is proteoconazole. So proteoconazole should be, at least from theory point of view, you have a Propus, which is decent product, should be better. But again, we are coming here to the topic of this formulation. The generic proteoconazole usually is EC formulated. It goes quickly to the leaves and takes Boscalit from Boska to the leaves, where the performance is not what you expect. So from the direct comparison, and Thomas has all of this data, this was the really black and white. The mixture with generic Boscalit was the weakest in terms of the yield later on. Thank you. Taip, Tomai, ir galima Revidą maišyti su kitais produktais? Su kitais produktais taip galima, nes turbūt neminėjau, bet galbūt kažkuriuose skaidrėse matėte, Revidas yra pagamintas vandens pagrindu, tai reiškia, abi veiklios medžiagos yra netirpios vandenyje, jos šį produktą gaminant nėra naudojami stiprūs tirpikliai, tai iš tikrųjų jis tikrai yra švelnus pačiam augalui, nes jisai nenugraužia ir vaškinio sluoksnio, jis labai tikrai draugiškas ne tik aplinkai, bet ir pačiam augalui, ir daromi mišiniai su kitais produktais tikrai neturėtų kelti jokių problemų, tai tikrai viskas yra labai gerai. Ko negalėčiau pasakyti su konkurentiniais produktais, kurie turi suspo emulsijas, turi SE formulaciją, kur yra jau naudojamas iš 2 veiklių medžiagų, vienas naudojamas ištirpinti stiprūs tirpikliai, jis yra žymiai agresyvesnis pačiam augalui. Revidas tikrai tik vandens pagrindų padarytas produktas ir tikrai jis yra saugus mišiniuos. Purškėme naktį. Kaip veikia rasa? Ta rasa. Taip, tai jeigu mes turime gerą formulaciją, turime produkto registracijos langą su vandens kiekiu, tikrai tą išnaudokim ir tikrai labai geras argumentas, kuris papildė mano prezentaciją, ačiū. Taip pat tikrai bus stabilesnis produkto efektyvumas lyginant su kitais, nes jis turi tą pagerintą formulaciją, tikrai geresnį prilipimą ir pasilikimą to vietų. Kalbant apie pH, koks yra Revido? pH yra arti neutralus. pH of Revidas is close to neutral, I think, yeah? 6-7, yeah? But I think this is not the question about the pH of the product, it's pH of the slurry you apply. And the topic of the pH is now also somehow brought to the farmers. And we have almost no evidence the product can work in various pH. I would say ideally from 5.5 to 7. The pH
might be important in case of insecticides. So if you go with very high pH, so above 8, so you might lose efficacy of certain insecticides. So here, there is no impact. But please do not really put too much stuff, especially some micronutrients can reduce the pH to the very low level, something like 3. So ideally, if you kept between 5.5, 7, all good. Yeah, otherwise, you will burn the plant easily with the low pH. Yeah? This is rather a topic with the gradation of the active, especially if the is too high pH. Na ir paimkime paskutinį dar vieną, tikrai jūsų daugiau klausimų yra. Prie revido reikia naudoti PEM? Labai geras klausimas. Kalbėjom daug apie formuluacijas, apie prilipimus, tikrai nereikia. Viskas jau suformuluota. Taigi turime daugiau jūsų klausimų, čia ne visi yra. Bus puikia proga per pietus, o jie visai netrukus ir labai skanus, paklausinėti BASF kolegų, to pačio Tomo ar Jaceko. Jeigu turite klausimų, būtinai užduokite. So, thank you once again. Thank you. Ačiū labai. Thank you very much.